Labas rytas. Tai šiandien sveikinusi vėlgi iš Kauno Marių. Šį kartą skuterių įlankio. Šitą video jūs matysit tik tai po geros savaitės, nes kitą savaitę čia vyks Fischerio organizuojamos varžybos. Tai šiandien atvažiavau pasibandyti, pasižiūrėti, kaip sportininkai sako, treniruotę. Anksčiau galvodavau, ką čia treniruotis, ne? Važiuoju ir žvejoju, bet iš tikrųjų yra tų reikalų, reikia susiprasti su gyliais, žuvies reakciją, reikia pasitreniruoti, pasižiūrėti, kaip ta žuvis reaguoja, ar jos aplamai čia yra. Mačiau, kad jau sėdinčių netrūksta, vyrai dirba, tikrinasi viską. Tokia mintis, šį kartą pagaliau startuosim su visu klubu, ne visu, bet bent jau dalis klubo dalyvaus varžybose, tai Giedrius, Ernestas ir Evaldas. Deja, nepavyko susiorganizuoti, kad visi atvažiuotume, bent jau ar keletas iš mūsų į varžybas, tada būtų tikslesnis supratimas, nes konkurencinės sąlygas gali pasitikrinti. Bet kuriuo atveju, tai bandysiu pasižiūrėti, kaip čia kas vyksta. Mintis yra tokia, kad būtų labai smagu padaryti tokį video apie varžybas. Tikrai nesu kažkoks profesionalas ar sportininkas, dar tik tai 4 varžybos, kur dalyvauju. Yra Lietuvoje, kas tikrai daro tai geriau, Ruslanas, Artūras, Liuks Hebra, tikrai įdomų kontentą kuria. Tai jeigu įdomu, pasižiūrėkit. O aš, vėlgi, iš savo perspektyvos, iš tokio mėgėjo perspektyvos, noriu pasidalinti su jumis, kaip atrodo viskas iš mano perspektyvos, mano prizmės žiūrint. Tai šiandien mintis yra tokia, pasitikrinti keletą taškų, turiu porą skirtingų jaukų, šviesus ir tamsus, nes sąlygos keičiasi, oras šiltėja, tai reikia pasižiūrėti, ar žuvis galbūt jau reaguoja ir šviesesnį jauką. Tai bandysiu, pasižiūrėsiu, gal kažką pafilmuosiu. Ir tikiuosi, kad video bus šitas ilgesnis negu įprastai, nes kažką pavyks įamžinti ir iš pačių varžybų. Ir paskui galbūt netgi su visais kolegom aptarsim, kaip mums sekėsi, ką darėm, ko nedarėm, ar kas veikia, kas neveikia, ir pasidalinsim su jum. Tai čia tokia mintis. O dabar eisim prie vandens, pasižiūrėsim, kaip ten kas dėliojasi ir matysim. Tai judam.
Sveiki, tai baiginėjau treniruotę, kai tik kažkas dar bando kipti. Tai išbandžiau 2 taškus, vienas artimas apie 25 metrai. Pradžiai gaudžiau su tamsiu jauku ir truputėlį padavėjau karpyto dzikelio. Ant kablio dirbo muslervytės ir matyliukas. Tai iš principo kojos, kibimai tikrai vienas paskui kitą. Tai reikės susižiūrėti su kabliuku, nes realizacija buvo tokia prasta. Ir paskui pasimandžiau pasitolint, išėjau į 75, apie 60 metrų, ten su šviesų jauku. Tai šviesų jauką visiškai žuvis nereagavo, vieną kojelę tik tai pagavau. Tai panašu, kad vaizdas toks, kad karščio nelabai čia yra dar pakolkas. Arba jis yra, bet jis nesigaudo bent jau. Nes kolegos irgi čia aplinkui gaudė, tai nemačiau, kad kas nors ištraukti. Tai per varžybas tikriausiai bus kojos pagrindė. Ir matyt, reikės galvoti apie tamsų jauką ir gaudyti artimoji distancijai. Aišku, čia viskas priklauso nuo to, kurioje vietoje būsiu. Nes realiai čia kažkas kimba dabar. Na, bet čia visa krantinė matosi, tai čia krantinė, o kitas sektorius tenai. Tai priklausomai nuo to, kuriam sektoriui atsidursiu, reikės ir tą tašką pasirinkinėti. Tai tiek. Ernestai, baigiam treniruotę. Tavo mintis, tavo idėjos, varžybos už 2 dienų. Kas veikia, kas neveikia šiandien. Šitas video išėjęs po varžybų, tai gali, kaip sakant, kloti visą tiesą tiesiai šviesiai. Atšalo, pasirinkom 2 taškus, artimas taškas, man išvis jokios žuvies. Buvo klaida, aš manau, startuoti su artima distancija buvo klaida. Tolimas taškas pradėjo dirbti, bet labai trumpai dirbo. Gal per daug padaviau gyvų ir užmušiau tašką, paskui pradėjau tik su jauku, tai lyg tai pasirodė judesiai, bet tokie tik patampimai buvo. Paskui pailginau dar pavadį ir dar vieną koją ištraukiau. Ir kaip suprast, nepavyko. Jo, karščių visiškai nepasirodė, ne mums vieniems aplinkui, kas sėdėjo, irgi nepanašu, kad kas nors būtų pagavę. Ir realios labai panašios. Esmė, mes kiek startavom 11, dabar 5, tai po gerą saujelę kojų pagavom. Didžiausias ten per delną, bet nieko daugiau. Mintis galbūt būtų, kad per varžybas, jeigu neatšals, turbūt reikėtų startuoti nuo tolimos distancijos. Tik nuo tolimos, nes pasitraukė visa žuvis. Diperių žiūrėjom. Rodant ant artimosios. Smulkmė. Taip, bet smulkmė ir tiesa, prieš mums jau baigiant treniruotę, aš ten buvau prie artimesnės distancijos vėl sugrįžęs, bet iš kibimo tokios nekultūros buvo aiškiai matyti, kad ten visiškas smulkmė ir turbūt būtų pernelyg didelė rizika kažko tikėtis artimo distancijai. Tai ką, su tokiom mintim šviesiom ir nelabai laukiam šeštadienio. Gal šeštadienį galėsim kažką linksmiau papasakoti. Ačiū uždėmesi. Tai ką, chebryte? Su pirmu startu. Pirmas krikštas? Kažkam geresnis, kažkam blogesnis. Į detalės nesigilinsiu. Ernestai, tau irgi pirmas varžybos? Taip, pirmas. Tai 2 naujokai varžybose, Evaldas, Ernestas pakrikštyti. Prarado vainikėlį. Kažkas pavyko, kažkas nepavyko. Tai trumpai gal tada, kaip sekėsi? Turbūt reikia pasidžiaugti, kad išskyrus vieną, startas šios dienos buvo iš tikrųjų visai neblogas. Bendras rezultatas, preliminarų spėjimai, Giedriau, tu turbūt savo zonai būsi 3. Tai čia jau ne preliminarus, čia jau patvirtinti, jo zonai. Zonai 3. Aš 2. Ernestai, tu? Gal 4. 4. O aš istoriją nutyli. Tai va. Koks buvo sėkmės raktas, kaip jūs manot? Aš tai vietą gerą gavau, nes aš neturėjau jokio presingo realiai iš dešinės pusės. Pirmas sektorius. Ir pas mane 1 valandą buvo 10 kojų. Ir galvoju, viskas. 5 valandas 50 žuvų, bet ties ta 1 valandą viskas ir baigėsi paskui. Ir paskui labai prašokant tai buvo. Man iš pradžių artimoji distancija
distancijoje kivokuojaus, dar tokių porą gražesnių pasitaikė. Bet paskui rimo, kaimynas išėjo toli karšybam. Opa. Tada skanuojant mačiau, kad panašiai irgi da metų. O kiek metrų maždaug gaudė? 80. 80 metrų, ne? Jo. Nepilnai gal. Kažkiek. Na, pas mane irgi, aš kai du taškus dariau, pirmas taškas buvo artimas 42 metrai, o tolimą susiradau, kur ta brofkė tokia baisi. Ten 70 gal 5 metrai, tai kai išėjau į tą tolimą, tai 3-4 pavadžiai iš karto buvo nupjauti. Aš tam valandą laiko pabuvau, porą plikiukų pagavau ir viskas. Pas mane tai lyguma buvo. Ne? Visiška lyguma. Kiek skanavau, nieko neradau. Tiesiog pasidariau metimą, kad dar užmeščiau ir tiek. Okay. O ką jūs, Bernai? Aš tai vieną distanciją pasirinkau ir visą laiką pradirbau su ją. Ne? Tiesiog, nebuvo prasmės kitur nueidinėti, nes šalia kaimynas iš pradžių visiškai nieko negaudė tolimoje distancijoje. Šalia iš kitos pusės kaimynas panašiai kaip mano gaudė, tai jam atsiliepinėjo karšiukai. Man du nuėjo, vienas į pačią brofkę, kitas su pavadžiu. O tai jau normalesnė buvo tokia gal? Ir jeigu tu būtum jos ištraukęs, reikia manyti. Tai va. Reikia manyti, kad būtų gražus. Taip pat įdomu, realiai man atrodo nuo Giedrius praktiškai prasidėjo karšiukas, nes iki ten 8 vietos karšių nebuvo. Gal vienas tenai buvo. Pas mus karšio nebuvo, buvo kuo. Arba mes jau neradom iš principo. Pas mus vidury zonos, kai mes sėdėjom irgi praktiškai vien kojas, kas pasigaudavo tokį plakiuką, aš tokį pagal, visiškai mažį karšiuką, kuris ten net karšių vardą toli gražu nevertas. O aš artimoje distancijoje smulkmė, mini žiubriukas, mini kojelė, išėjau į tolimą, nes mačiau, kad aplinkui kiti gaudo, bet aš ten sėkmingai, aš nerūkantis, bet prarūkiau visą tą laiką, kaip sakant. Aš dar pagavau meknį. O! Nelegalę. Aš šapalą pagavau, irgi nelegalą. Nelegalai pradėjau lysti. Taigi, reziumė, sužeisti, bet nenugalėti, ar kaip reikėtų čia pavadinti? Mes dar sugrįšim. Iš tikrųjų, tai čia daug pirmų kartų visokių. Iš tikrųjų, mums. Taip, pirmas toks kaip komanda, bei galima sakyti. Kaip komanda, tai pakankamai čia, kaip mums aukštai. Kolegos, čia pirmi kartai. Viskas pirmą kartą dalyvaujam su rėmėjais. Teisingai rėmėjam, ačiū už jaukus. Ačiū žvejybos reikmenys LT. Jo, tai ką, bandom važiuoti pasižiūrėti ceremonijos. Prizų gal negausim, o gal gausim, kas ten žino. Tai gerai, viso.